Sveiki, brangūs amžinybės balsas radijo klausytojai. Norime Jums pasiūlyti pasiklausyti pokalbį interviu su Arnu Haridu, jogos meistru. Haridas reguliariai važinėja į Ukrainą, praveda ten retrytus, meditacijas, jogos užsiėmimus draugams ukrainiečiams, palaiko juos psichologiškai ir dvasiškai. Šitoje trumpoje įžangoje tik noriu paminėti vieną dalyką, kuris nebuvo paminėtas įraše. Jau po įrašo Haridas man pasakė, kad kiekvieną kartą ten Ukrainoje jų užsiėmimų metu virš jų galvų praskrenda rusų karinės raketos. Sėdim dabar mes su Haridu kambarį, geriam arbatą ir šnekučiuojamės. Labai noriu padėkoti ir savo, ir mūsų radijo klausytojų vardu, kad Haridas sutiko susitikti su mumis. Įprastai pokalbiuose reikėtų supažindinti su pašnekovu klausytoją. Tai Haridai, gal tu galėtum apie save papasakot, bet prieš tai, žinoma, aš norėčiau paminėti tokį dalyką, kad Haridas šiuo metu karts nuo karto lankosi Ukrainoje ir susitinka su draugais. Ir taip pat norėčiau, kad Haridas papasakotų ir apie save, kuo jisai gyvena, kas tau, Haridai, yra svarbu dabartiniam laikmetyje tokiam, kuris yra, toks nepaprastas laikmetis. Globalinė geopolitinė situacija tokia ir neramumus, kuriuos patiria ir šalis, ir kiekvienas žmogus. Kaip tu, Haridai, jauti? Tai ką, sveikas Richardai. Aš sveikinu tave mano arbatos studijoje, jeigu taip galima pavadinti, ir noriu pasakyti ir klausytojams, kurie prisijungia prie mūsų, kad mes jau čia su Richardu beveik valandą bendraujam ir geriam puero arbatą. Ir, aš taip juokais turiu pasakyti, kad gal tai yra ir pagrindinė mano dabartinė praktika, tiesiog gerti arbatą. Ir galbūt tai yra labiau būti dabartyje, būti šiame momente. Ir visi veiksmai, kurie kyla iš šios vietos, tai jie būna pasveikinti tos dabarties. Tai ypatingai šiuo metu tiesiog netgi pamačiau save šitose visose pasaulio peripetijose, įvykiuose. Gyvenimas visą laiką jis toks aktyvus. Pamačiau save tokį kaip vaizdinį, labai tokį paprastą vaizdinį, kad atsikeliu ryte kažkur kalnuose, geriu arbatą, einu miegoti, atsikeliu, geriu arbatą, einu miegoti. Ir toks sėdžiu ir tiesiog būnu. Ir tai yra toks labai paprastas gyvenimas, nors jis, aišku, apipintas įvairiais įvykiais. Ir ką gal pasakyti apie tas visas globalinės problemas, vis tik tai klausimas, Richardai, tavo buvo, kad kažkaip liečia mus šiuolaikinės šio meto įvykiai visi ir važinėjau į Ukrainą, bet net ir tai aš matyčiau, kad mes kiekvienasgi į šitą gyvenimą žiūrim savo akimis. Ir galbūt taip norėčiau pakviesti klausytoją pasižiūrėti, kad globalinė problema ar globalinis klausimas tai esi tu pats. Ir kokiomis akimis tu visą tai matai, kyla iš tam tikro jau subjektyvaus vertinimo. Dar buvo klausimas apie prisistatymą ir kas aš toks per žmogus. Tai aš norėčiau galbūt nieko nesakyti, iš tikrųjų aš laukiau šito klausimo, bet pažaiskime tokį žaidimą,
susitikime kaip kažkur tai galbūt kelionėje nepažįstami žmonės su klausytojai, kurie tiesiog sutinka savo pašnekovą ir tiesiog būna ir per tą pokalbį bando jį pažinti. Nes visos tos istorijos, tai, jos yra kaip ir praeitis. Galiu pasakyti, kad daug metų esu jogos, meditacijos praktikoje ir tai yra mano kelias, kaip sakant, gyvenimo tyrimo metodas, savęs pažinimo metodas. Kažkaip taip. O tavo kelionės į Ukrainą, ką galėtum papasakoti apie tas kelionės į Ukrainą? Kokiu tikslu, kaip ten, kodėl tu važinėjai? Važinėjau iš tikrųjų, tai aš kaip ir Lietuvoje, taip ir Ukrainoje. Prasidėjo tos mano kelionės dar gerokai prieš šitos įvykius, prieš karą, taip pavadinkim. Ir pirmą kartą aš nuvažiavau į Ukrainą 2019 metais pravesti tam tikro meditacijos, sąmoningumo, retryto, dalinausi žmonėms savo pagrindinių instrumentų, tai yra meditacijos praktika ir, teko važinėti tiesiog. Pradėjau važinėti gan pastoviai, kartą per porą mėnesių, per 3 mėnesius ir atsirado Ukrainoje nemažai draugų, pasiekėjų, studentų, taip sakant, su kuriais dalinausi tomis jogos, meditacijų žiniomis ir prasidėjus šitiems visiems įvykiams. Kažkurį laiką teko padaryti pauzę, bet nuo 22 metų rugpjūčio mėnesio atnaujinau šitas keliones ir dabar stabiliai pastoviai važinėju kartą per mėnesį, kas pusantro mėnesio ir žodžiu, netgi sakyčiau, pasikeitė daug kas ir pagilėjo visos ir praktikos ir aktualumas gal žmonėse pasikeitė, nes jiems reikia daugiau tokios ramybės, nurimimo ten, kur jie gyvena dabar ir tai gali atrasti tik savo viduje. Tai meditacija kaip instrumentas jis tapo dar labiau aktualus iš tikrųjų tiem žmonėm. Ir daug toks atviresnis ir aktualesnis ryšys patapo mano su tai žmonėmis. Tai mes esam tiesiog jau kaip viena šeima, yra nemažai žmonių, kurie laukia manęs pastoviai Ukrainoje. Taip. Aš internete mačiau tavo nuotraukų iš kelionių ir pirmą kartą išgirdau apie tokį dalyką kaip Aštavakrą Gitą. Ir po kiek tai laiko iš vieno žmogaus išgirdau tokį pakomentavimą, kad Aštavakrą Gita yra labai gilus tekstas ir tuo pačiu paprastas, bet didžioji dauguma žmonių neteisingai supranta šį tekstą. Tai man įdomu, kadangi aš nesusipažinęs su tuo tekstu, o gal tu galėtum savo mintim pasidalinti? Sakoma, kad šito teksto nereiktų skaityti žmogui, kuris nesusijęs su savo dvasinė praktika, nėra pasišventęs dvasinėms paieškoms, savęs pažinimo kelyje. Jos net neįmanoma skaityti kaip knygos. Ten yra kūrinys, kuris yra pakankamai neilgas ir eiliuotas, išverstas iš sanskrito. Ir aš naudoju vertimą rusų kalba, kadangi ir su ukrainiečiais daugumoje mes tą tekstą naudojam. Tai yra kaip tekstas, kuris mus kviečia susitikti už to, kaip žmogus mato akimis
juslėmis, kaip jisai suvokia šitą gyvenimą, šitą pasaulį, tai yra išėjimas už tam tikro dualumo, pamatymas, kvietimas pamatyti daug giliau, kas esi. Vat, ir, jeigu skirstyti ten, skirstoma, jogą galim skirstyti į džňaną jogos, bhakti jogos kelius, tai, šiuo atveju galbūt tai būtų atstovauja tai džňaną jogos keliui. Bet tekstas, be abejo, jis gali būti suvoktas intelektu, tik tai žodiniai tekstai visi mes per intelektą vis tiek suvokiam. Tai va čia kaip ir džňana joga už tai atsakinga, bet vis tik gilesnis suvokimas ateina per širdį. Tai man asmeniškai bhakti kelias ir džňana jogos kelias, jie nėra atskiri, jie kaip vienas kelias, kuris papildo vienas kitą. Ir tam, kad išgirsti tą tekstą, kur tave kviečia Aštavakrā Gita, tai reikia klausyti širdimi. Todėl greičiausia jis ir sunkiai yra suprantamas, kada mes norim analizuoti jį tik tai protu. Ir šitą tekstą aš skaitau ir komentuoju prie tam tikrų aplinkybių, reikalinga tam tikra subtili aplinka, tai yra retrito metu, tai yra kartu derinama su meditacijom, su praktika, su tiesiog tokiu nurimimu. Ir nurimus protui būtent tą tekstą galima išgirsti širdimi. Ir tai yra susitikimas kaip spontaniškas toks blyksnis gali ištikti tiesos suvokimo, kur nereikia to teksto įsidėmėti, naudoti ar prisiminti kaip kažkokios tai taisyklės. Tai yra išorinis kvietimas atpažinti tą prigimtį žmoguje, tą dieviškumo prigimtį, kuri kiekviename iš mūsų gyvena kaip ir pasireiškia kaip išmintis akimirkoje. Tai aš taip matyčiau vertę tokių tekstų kaip Aštavakrā Gita, kurie gali mums priminti apie vidinę išmintį, kuri gyvena kiekviename iš mūsų, kai mes nurimstam, kai mūsų protas yra pakankamai ramus. Dėl to tą tekstą reikia girdėti širdimi, o širdimi galima girdėti, kada yra visiškai nurimęs ir tylus protas. Aštavakrā tai buvo išminčius, taip, ir jisai... Ten kaip kūrinys parašytas ir mokinys ateina pas išminčių ir klausinėja, klausia. O mokinys tai ar karalius Džanaka buvo, ar kas ten? Tai aš tiesą sakant dabar, buvo valdovas, kuris atėjo pas išminčių ir klausinėjo tam tikrų tiesų ir Aštavakrā per šitą nuorodas, per kalbėjimą jisai kvietė savo mokinį atpažinti tas tiesas vidinės. Aš dabar prisiminiau vienas iš tų tokių Indijos karalių iš istorijos, labai tokių teisingų karalių, kuris įsiklausydavo irgi į išminčių patarimus. Tai aš girdėjau, kad, o dabar tik tai neatsimenu, ar čia buvo Džanaka karalius, tas patyrimas, vienovės patyrimas jam įvyko lipant ant žirgo. Jisai užkėlė koją ir staiga įvyko toks nušvitimas jam ir jisai taip ir liko viena koja ant žirgo, o kita koja ant žemės. Ir jis taip, ir tuo metu jisai tiesiog sustingo ir tas įdomu, kad tas momentas toksai būna patyrimas
bramano ar vienovės, jisai gali ištikti kokiu tik tai nori momentu. Nebūtinai per kažkokią dvasinę praktiką. Tai dažniausia taip ir yra. Ir iš tikrųjų tie visi mokymai, šventi raštai, tai jie irgi apipinti alegorijomis, istorijomis ir koncepcijomis. Ir aš esu toks totalus praktikas, man visiškai nėra įdomu, kas klausia ar kas kam pasakė, vat ta išorinė forma nėra tiek svarbi iš tikrųjų, nes tai yra kaip dėmesio atkreipimas. Vat, reiškia, Džanaka klausė Aštavakrus, bet tai net ne esmė, kas ko klausė, esmė vis tik tai nuoroda pačio teksto, kur kiekvienas žmogus klausydamas to teksto, jis gali nukeliauti savo dėmesiu į tam tikrą gylį, kur išgirsta išorinė nuoroda gali susijungti su jo vidinė išmintimi ir jis sakys, tai tikrai taip yra, aš šitą net ir žinojau visą laiką. Aš galiu pacituoti čia keletą eilučių, išversti, būtų labai... kad suprasti, apie ką iš viso kalbam. Džanaka klausė, o mylimas meistrė, kaip įgauti aukščiausiai žinojimą, kaip tapti laisvu, nes visos dvasinės praktikos, visos tradicijos, bhakti, džnana, karma ir radža jogos, kas ten bebūtų ir kaip besivadintų, tai yra budizmo, zen keliai, bet kas, kaip aš suprantu, kad tai yra susiję su žmogaus laisvė ir laimės išgyvenimu. Tai yra pagrindiniai dalykai, į kurie gali mus ištikti būnant sąmoningiams. Sąmoningas žmogus, jis yra galintis atpažinti laisvę ir nepriklausomybę nuo bet kokių išorinių veiksnių ir aspektų, kokie jį besuptų. Ir tiek visi tekstai, mokymai, tradicijos veda tave į laisvę. Ir tos alegorijos, koncepcijos, jos yra pakankamai skirtingos ir atrodytų ir jogos keliai skirtingi, bet esmė yra ta pati, kad tai yra būdas, instrumentas, nuoroda atpažinti savo tikrąją prigimtį. Kas esi daugiau negu kūnas, kas esi daugiau negu protas, kas esi daugiau negu tavo jausmai ir emocijos. Ir galbūt smagu žavėtis tomis istorijomis, žinoti detalės, bet esmė iš tikrųjų yra ne tame. Gerai, tai grįžtam tada prie citatos. Čia gal nebus tiesiogiai reiškia citata, nes verčiu iš, kaip sakant, iš rusų kalbos, Aštavakra Gita. Bet pirma eilutė, o mylimas meistrė, pasakyk, kaip įgauti aukščiausias žinias, kaip tapti laisvu, kaip beistriu tapti ir neįsitraukusiu į nieką. Pasakyk, kaip man būti, ką daryti. Ir Aštavakra atsako, jeigu tu nori laisvės, sūnau mano, atmesk kaip nuodus visą savo jausminį patyrimą. Siek tik tai vieno, siek visiems atleisti, būti tyru, būti geru, būti paprastu ir teisingu. Tai, maždaug, kad pagauti skonį, apie ką tai yra, ir yra daugiau kaip 18 skyrių, kurie skirtingais žodžiais bando mus atvesti į tas tikrasias vertybės ir pamatyti netgi giliau, kas slypi už paprasto žmogaus suvokiančio šitą dualų pasaulį
pasimetusi tarp gerai ir blogai, tarp patinka ir nepatinka, bėgančio nuo to, kas nemalonu ir visą laiką siekiančio patirti kažkokį tai komfortą ar malonumą ir taip susikurianti aibę klausimų, problemų, įtampos ir tame žmogus negali išgyventi ramybės, negali patirti gyvenimo džiaugsmo, jis tampa nelaisvas, priklausantis nuo savo paties norų. Tai vat aš tą vakarą Gita ir nurodo, pat ko reiktų atsisakyti, kad tu galėtum pajausti tą savo tikrąją prigimtį ir patyrinėti, kur slypi tavo laisvės prigimties. Jeigu taip kalbėti apie dualų pasaulį, tai žmogus jį mato labai, jeigu taip suprimityvinti viską per paprastą prizmę, kuri jogoje vadinasi raga dveša. Mėgstu, nemėgstu. Tai yra tai, nuo ko bėga, ko nemėgstu, nemyliu, ir tai, kas traukia, tai, ką mėgstu. Tai yra tokia kaip niekaip negalėjimas rasti balanso tarp šitų dviejų polių ir Advaita Vedanta veda mus už šito dualaus suvokimo ribų į harmoniją, į balansą, pamatyti, kad šaltinis visko yra vienas. Sąmonė, kūrėjas, aš pats, kas tas aš, gilinimasis į tai. Maždaug taip. Tu paminėjai Advaita Vedanta ir ryšim su tuo noriu prieiti prie tokio irgi klausimo tau. Esu girdėjęs, kad būtent toj Advaitos Vedantos tradicijoje, kuri gimė Indijoje ir jeigu taip galima pasakyti Indijoje, nes senoviai ten tos visos ribos tarp valstybių neaišku, kokios jos buvo, bet yra laikoma, kad Indija yra tokia šalis, kurioje, pavyzdžiui, gyveno toks didis išminčius kaip Šri Adi Šankaracharya, kuris labai propagavo tą Advaitos Vedantos filosofiją, nes tuo metu buvo labai susikoncentravimas per didelis į ritualizmą ir jis atėjo ir paskleidė kaip tarsi kažkokį atidarė langą į tą tokį kambarį ir įpūtė tokio švaraus, tokio gaivaus vėjo ir kalbėjo apie vienovės filosofiją, apie neatskirumo ir ryšim su tuo yra pasakymas, kaip tau atrodo, ar teisingas, kad ateity būtent Advaitos Vedantos tie žinovai, jie bus labai, ir dabar jie vertinami, bet ateity ypatingai bus vertinami, nes jie tokie, tas mokymas, jisai pakyla virš to dualizmo, virš net religinių nesutarimų, nes, kaip bebūtų gaila, religijos netgi tarpusavį kariauja ir žmogus tada, paprastas žmogus pasimeta, jeigu jau religijos tarpusavį kariauja, tai jau tada, tarsi devalvuojamas tas pats Dievas, nes tarsi vienas Dievas kariauja su kitu, visiškas toks pasimetimas. Kaip tau atrodo šitas? Žinai, čia yra amžina, matyt, žemės civilizacijos problema, kad visais laikais žmogus vienas su kitu ginčijasi, žiūrėdamas į tą pačią tiesą, tik tai matydamas ne visą tą tiesą, bet kažkokį tai jos fragmentą. Ir lygiai taip pat aš neiškelčiau ir Advaitos į kažkokį tai ypatingą lygmenį, lyginant su visom kitom praktikom ar tradicijom, nes čia vėl žmogaus polinkis yra viską fragmentuoti. Mes rasim žmonių, kurie sakys, Bhakti joga yra aukščiausias kelias, mes rasim taip pat Advaitos atstovų, kurie sakys, Džnana joga yra čia pats aukščiausias
kelias. Iš tikro tai yra vienas kelias, iš tikro nėra dviejų kelių, bet žmogus linkęs fragmentuoti ir suskirstyti. Tai čia yra tiesiog ego apraiška. Ir net jeigu žiūrėti kaip į atskirus kelius, tai viens kitą papildo. Ir aš nelabai tikiu, kad netgi aš važinėjau ir po Šankaračarijos gimimo vietas Pietų Indijoje. Ir tie ritualai yra dalis tos pačios Advaitos. Ir Advaita yra lygiai toks pats ritualizuotas gali būti kelias. Tai yra neatskirta širdis ir intelektas jokių būdų negali būti suskirstyti ir sufragmentuoti. Viens kitą papildo iš karto akimirkoje. Tai nėra atskiri dalykai. Jeigu jau tu, Richardai, priminė apie Šankaračariją, tai aš norėčiau pasakyti galbūt tai, kas man yra vienas iš tokių esminių dalykų, ką aš nešuosi per gyvenimą ir ką vis primenu ir žmonėms, su kuriais susitinku ir kai dalinuosi. Jisai pasakė tokius tris dalykus. Apie 3 malonės kalbėjo. Ir sakė, kad pirmoji malonė tai yra gimti žmogumi. Antroji malonė pasukti savęs pažinimo arba dvasiniu keliu. Ir trečioji malonė sutikti mokytoją. Tai noriu palinkėti kiekvienam klausytojui, kuris mūsų klauso. Manau, kad tai tikrai nėra jau atsitiktinis klausytojas, kuris gali įsijungti šitą radiją, bet atrasti savo mokytoją, širdies mokytoją. Jis kitaip ir nesivadina. Tai yra širdies mokytas, tai yra besąlyginės meilės kelias. Ir Advaita, kiek ten bebūtų susijusi su pažinimu per intelektą, vis tik tai yra širdies kelias. Bet tam, kad teisingai būtų suprasta ir ta pati Aštavakra Gita ir pati koncepcija Advaitos, lygiai tas pats, manau, liečia ir Bhakti jogos kelią. Vis tik turi būti vedlys, mokytojas, kuris galėtų padėti nukreipti tinkamą kryptimi ir tinkamų suvokimu, priimti tiesą, kuris slypi už mūsų dualaus suvokimo ribų. Ar mokytojas šiuo atveju yra tas toks, kaip vaizdžiai tariant, jeigu ta tiesa yra kalno kaip viršūnė, tai mokytojas arba guru Indijos tradicijoje ir Vedantos tradicijoje yra tas instruktorius, kuris veda į tą, reiškia, kalną ir be kurio tu, aš nežinau nei vieno turbūt alpinisto, kuris keliauja nori užlipti į kalno kažkokią viršūnę ir neturi vedlio. Ar tas mokytojas, fizinis mokytojas, guru yra būtinybė, ar kaip tau atrodo? 99% tai yra būtinybė. Man atrodo taip. Ir labai geras pavyzdys iš tikrųjų to lipimo į kalną, kad turi būti vedlys, kuris žino kelią. Tik tada mes galim nueiti tuo keliu. Ir pats turbūt toks blogiausia situacija yra, kada žmogus gali savo pasakyti, aš pats savo mokytojas. Nes tokioje vietoje dingsta mokinys. Nebelieka mokinio. Ir tokių ego apraiškų vakaruose ir šiaip turbūt pasaulyje yra nemažai. Jeigu paklausi, kas tavo mokytojas, tu sakai, aš pats savo mokytojas. Arba ten, gyvenimas mokytojas. Kad gyvenimas yra mokytojas, tai čia yra taip. O kokie pavojai slypi tame? Tai slypi neraštingumo pavojai, dvasinio neraštingumo pavojai. Jeigu tu atėjai į 1 klasę ir sakai, aš pats savo mokytas, tu ir neišmoksi rašyti niekada. Žemė yra tokia institucija, kur yra mokomasi iš patirties, kurią lengviausių būdų tau gali atnešti kažkas kitas, kuris jau tą patirtį turi. Tai yra pats paprasčiausias mokymosi būdas. Lygiai taip pat, kai mes
siekiam savęs pažinimo, ieškom vidinės išminties, ieškom ramybės, tai geriausia yra kreiptis ar, Šankaračarė sako, tai yra kaip malonė sutikti tokį meistrą, mokytoją, vedlį, gidą, instruktorių, nesvarbu kaip pavadinsi, kuris tau galėtų padėti atrasti šitas vertybės, amžinas vertybės žemėje, tiesas. Mes galim nekalbėti apie Bhaktį, mes galim nekalbėti apie Advaitą, mes galim nekalbėti apie jogą, mes galim nekalbėti apie meditaciją ir kažkokią tai tradicinę kryptį, bet kiekvienas žmogus šitoj žemėje, jisai trokšta ramybės, trokšta nurimti. Jeigu net to ir nesuvokia, jo širdis nori būtent nurimti. Ir tą ramybę galima pasiekti tik tai suvokus tam tikrą savo prigimtį, kad tu esi laisvas ir toje laisvėje ir ramybėje tu gali išgyventi būties džiaugsmą akimirkoje. Gali išgyventi laimės akimirkas, kurios gali būti netrumpalaikės, nes viskas priklauso nuo priežasties, dėl kurios tu išgyveni tą laimę. Ir jeigu priežastis yra neapribota išorinių aplinkybių, ir tavo laimė lygiai taip pat bus amžina. Todėl mokytojas, kuris gali tave atvesti iki šitų vertybių, yra iš tikrųjų kaip kūrėjo, kaip tavo gyvenimo dovana, kaip malonė, kuris gali tai atvesti iki besąlyginės meilės ištakų, kuri nėra apribota niekuo. Man džnana joga, Advaita yra apie besąlyginę meilę. Pasakysi, Richardai, tu, kad man besąlyginė meilė tai yra apie Bhaktį. Tai yra tas pats. Nėra dviejų. Aš dar girdėjau tokį pasakymą, kad tik tai mokytojo dėka sužadinama tokia, simboliškai tariant, vidinė ugnis pas mokinį, pas tiesos ieškotoją, kuris įgyja tą tokią patirtį ir jisai patiria kažką, kas yra anapus kūno ir proto, ir būtent mokytojo buvimas, jisai sužadina tą. Ir atsiranda toks, kaip ir sako, sąmoningumas, ir tada mokinys pradeda labiau vertinti. Tarsi vaikas, kuris suranda aukso gabalą, jisai neturi reikšmės, jisai pažaidžia ir išmeta į tiesiog į šiukšlių krūvą. Tuo tarpu kitas, kuris vertina tą, supranta aukso vertę, jisai paima ir įvertina. Ir jisai reiškia, tas, kuris patiria tą savo savastį, prisiliečia prie to, jis pradeda vertinti labiau. Vaikas auga ir jisai pradeda tose vertybėse irgi gaudytis kažkokiose, tai taip ir yra, bet tai yra kaip laukas ir sakoma, kaip atpažinti, kas gali būti tavo mokytoju, ar tau parodyti kažkokias tas tiesas, kurių tu ieškai per kažkokius savo užduodamus savo klausimus, kokia prasmė šito gyvenimo, kur man surasti ramybę, kur rasti laimę, kas man gali padėti tai suprasti, kas yra tiesa, kas esu aš. Tai mes negalim to kažkaip nuskaityti paprastai. Tai yra kaip laukas ir sakoma, kad jeigu žmogus, šalia kurio tu susitikai, jisai skleidžia ramybę, ar tu su juo pabuvęs pasijunti ramesnis, reiškia, jis turi dar ko tave išmokyti. Tai yra kaip skonis, nesuvoktas skonis, kur galbūt žmogus niekada jo nėra patyręs ir jis gauna ant liežuvio galiuko to saldumo ir jisai intuityviai jaučia, kad čia kažkas yra. Tai yra kaip malonė, kaip ištinka tai, kad yra kažkas tai daugiau
šiame gyvenime, ko aš niekada nemačiau, nebuvau sutikęs, ar nematau akimis, ar negaliu niekur pamatyti, ar net perskaityti. Tai, vat aš jau tau sakiau, Richardai, dar iki to, kad mano pirmas toks susitikimas buvo su tuo besąlyginės meilės skoniu, tai irgi Indijoje ištiko, kai aš nuvažiavau būtent į Saibabos ašramą. Tai buvo 2002 metais, kai aš patekau, tiesiog važiavau į Indiją į kažkada į jogos mokytojų kursus, bet taip jau ištiko tokia malonė, kad nusprendėm prieš tuos kursus užvažiuoti ir pagyventi 5 dienas Saibabos ašrame. Ir man tai buvo tada visiškai patyrimas, kurio iki to nebuvau išgyvenęs. Tai buvo kaip erdvė, kaip tam tikras laukas, kur tuomet dar nieko apie tai nesupratau ir negalėjau net įvertinti, bet tai buvo tos vibracijos, kurias galbūt šiandien galėčiau įvardinti kaip besąlyginės meilės laukas. Tai ne tai, kad atsidavimo per formą kažkokiai tai dievo išraiškoje kaip formai, tai yra kaip kelias, bet tai buvo kaip laukas, kurisai buvo be jokių sąlygų, be jokių nuorodų, koncepcijų, tai buvo tiesiog skonis. Tai buvo skonis, tai buvo ramybė, tai buvo atsipalaidavimas, tai buvo įkvepi ir supranti, kad tavo gyvenime niekada nėra buvę, bet tai jau yra tavo patirtis. O kaip yra tavo požiūriu, kodėl, aš pastebėjau, beveik su visais taip yra, jie nuvažiuoja į tokią jėgos vietą, ašramą nuvažiuoja, pasikrauna akumuliatorius savo vidinius, grįžta ir tas akumuliatorius jisai anksčiau ir vėliau vėl išsikrauna. Kaip čia yra, kad toks gaunasi, kaip voverė sukasi, jam būtinai reikia nuvažiuoti, pasikrauti ir vėl sugrįžti. Kaip čia įmanoma, kad nereikėtų važiuoti? Čia kaip procesas toksai. Jisai užtrunka kažkiek laiko matyti ir važiuoji to skonio ar to kaip pasikrovimo gauni iš išorės, lyg tai prisimeni, kas yra viduje, bet netaikai to gyvenime savo, nepersijungi dar į tą kokybę, kad nereiktų pasikrauti, bet tas neišsenkantis šaltinis vis tik yra tavyje ir visos jėgos vietos, ašramai, tai yra tik tai priminimai apie tai, mokytojas tame tarpe yra tik tai forma išorinė, kuri kreipia vėl tave į vidinį šaltinį ir atrasti tą jėgos neišsenkantį šaltinį, dvasinės jėgos turiu omeny, neišsenkantį šaltinį viduje. Ir tikrai ieškančiam ateis tas metas, kada jam nebereiks niekur važiuoti. Taip ir vyksta iš tikrųjų. Mes ieškom tol, kol surandam tą prigimtį savyje. Toks yra kelio tikslas. Žodžiu, neišvengiamas kelio etapas yra akumuliatoriaus išsikrovimas. Neišvengiamas galutinis ir tikslas atrasti tą neišsenkantį šaltinį, susijungti su tuo vieniu, kuris yra visose jėgos vietose, ašramuose, meistruose, kurie nurodo į tą šaltinį ar kurie spinduliuoja kažkokį tai lauką mums nesuvoktą. Tai yra tas pats. O kaip tu, ar galėtum plačiau pasidalinti savo mintims apie tai, kad mokytojai sako, kad labai svarbu gera draugija, satsangas. Tavo požiūriu, kodėl yra? Todėl, kad svarbi aplinka, svarbi kokybė, tam tikra erdvė, tai yra tam tikros vibracijos ir satsangas tai yra tie žmonės, ta aplinka, kurie irgi vibruoja tose pačiose vibracijose. Jiems yra aktualu
tai, ko ieškai ir tu. Dėl to yra svarbu bendraminčiai, būtent šitam dvasiniam lygmenį, kad tai nebūtų skeptikai ar netgi priešingas kažkoks laukas, kas tuo netiki. Tai tave tiesiog tie bendraminčiai gali pastiprinti. Tai yra vieno mokytojo pasiekėjai gali būti, ar žmonės keliaujantis, matantis vienodas vertybės. Tai yra vidinė praktika, kada žmogus vysto tam tikras savybės, kurios jam galėtų atnešti ne kančią, bet džiaugsmą gyvenime. Tai yra dosnumas, tai yra tyrumas, kantrumas, meditacinis susitelkimas, veržimasis pažinti tiesą. Ir be abejo, kad tokie bendraminčiai, kurie aplink tave irgi siekia išsiugdyti dvasinės praktikos pagalba tokias savybės, bus stiprus palaikymas. Dėl to satsangas yra labai, labai svarbi dalis dvasinėje praktikoje, kada tu ne vienas. Tai yra kaip kopimas į tą patį kalną, susirišus viena virve, o priekyje eina vadovas, instruktorius. Aš dar girdėjau tokį pasakymą, kad satsangas ar gera draugija, jinai anksčiau ir vėliau atveda į tokį, kai tu pamilsti būti vienumoji. Ir tas mylėjimas pabūti vienumoji atveda paskiau į tokią tikrosios savasties patyrimą. Tokį kaip, kaip trys tokie dalykai. Ta vienuma visais atvejais yra išgyvenama, bet ne vienatvė. Ir kada tai yra didelis skirtumas tarp vienatvės, kada tu jautiesi vienišas paliktas, ir tas vienumos, toks tylos, ramybės vidinės laukas. Ir, ne vienišumas. Ne vienišumas, bet tai tada ir tu pritrauki ir į save panašų ir tą satsangą. Tu būni tame lauke, gali būti išgyventi tą vienumą tyloje, ir tuo pačiu yra aplinkui žmonės, kurie yra irgi kaip laukas išgyvenantis tą vienumą. Tai nėra vienatvė. Tai tada gali būti žmonės kartu ir jie tarpusavį išgyventi tylą akimirkoje, būti ramiame prote. Ir kokia aplinka bebūtų, jinai bus palanki šitam vidiniam tyrimui, vidiniam keliui, savęs pažinimui. Tai mes dabar kaip ir priėjom prie tos satsango, geros draugijos, tai gal tu galėtum pasakyti, gal kažkam iš klausytojų bus įdomu, tu kažkokius darai užsiėmimus? Lietuvoje, kai nebūnu Ukrainoje, žinoma, tai Lietuvoje kartą per savaitę, dažniausiai tai būna sekmadienį, renkamės į tokias bendras meditacijas, pasidalinimus, arbatos pagerimą, kur galima irgi pabūti vienumo, tylos, ramybės lauke. Aš dalinuosi kažkokiamis tai įžvalgomis, galim net skaityti ir komentuoti tą pačią Aštavakrą Gitą ar kažkokį tai kitą advaitinį kūrinį. Ir tokiu būdu, kaip tu sakai, ateina žmogus, pasikrauna ar prisimena, gauna namų darbų ir eina taikyti tas tiesas savo gyvenime. Tokia yra, tai yra ne tik teorija, bet kaip tas žinias pritaikyti savo gyvenime. Nes tai ir yra dvasinis kelias. Tavo, galima sakyti, visas gyvenimas yra kaip dvasinis kelias tada. Tu atėjai į šitą žemę nespręsti išorinių globalinių problemų, bet atpažinti, kas tu esi, pažinti savo prigimtį ir per tai, per savo buvimą išreikšti
galbūt pagalba visoms gyvoms būtybėms žemėje, tada skleisdamas ramybę. Tai va. Jeigu kalbu apie namų darbus, tai kaip pavyzdžiui gali būti tokia vidinė praktika, kaip pasitikėjimas akimirka, priėmimas viso to, kas yra tavo gyvenime dabar. Nes žmogus visą laiką linkęs būti nepasitenkinime, nebūti dėkingas už tai, kas yra, bet būti visą laiką kažkur įsitempęs ties kažkokiu tai tikslu, ko neturi. Ir visada išgyvens toks žmogus nepasitenkinimą, įtampą, nepakankamumą. Tai vat, pirmas žingsnis tai yra priimti tai, ką tu turi, padėkoti už tai, būti dėkingu, pasitikėti, kad visatos planas žino geriau už tavo visus asmens norus, ko tau reikia iš tikrųjų. Tai, kas yra dabartyje, tai ir yra tai, ko tau reikia. Tai yra kaip tavo dvasinė praktika su visais klausimais, kliūtimis, tai yra tai, ko tau reikia. Ir nevertint tai, o priimti tiesiog. Ir neturėti lūkesčių. Tai va, tu su tokiais namų darbais eini į savo gyvenimą ir bandai taikyti. Viską priimti ir padėkoti, nevertinti, nes tu nežinai, kas yra dėl ko. Kas yra gerai, kas yra blogai, žmogus nežino. Ir neturėti lūkesčių, kaip turi būti. Ir jis jau yra kaip bhakti kelyje. Jisai susitinka meilėje su tuo gyvenimu, toks, koks jis yra. Jau yra meilė. Jau yra pasitikėjimas. Jau yra pasitikėjimas kūrinyje, ar kūrėjų, ar dievo. Vat. Ir čia ir džnana. Čia yra dvaita. Viskas yra kaip vienis. Viskas tau čia duota, tai ko reikia. O tie susitikimai sekmadieniais būna pas tave čia? Ne, jie būna užupyje. Menas būti studijoje. Čia yra užupyje, Vilniuje. Ja. Na va, galbūt kažkam bus įdomu. Arnas Haridas, sekmadienį, menas būti studijoje. Jo, bet aš noriu pasakyti, kad, aš neieškau kažkokios tai terpės, erdvės pasiskelbti ir pakviesti visus ir pažadėti rojų žmogui. Tiesiog pasitikiu tuo pačiu gyvenimu, pasitikiu tuo lauku ir tam, kam reikia, jis ateina. Ir tiesiog tai vyksta. Aš vieną tą prisiminiau dabar, kai pasakai rojų, tai prisiminiau šventasis, sako, toks pasakojimas yra, kai šventasis apsilankė danguje ir taip pat ir pragare ir pamatė, kad ten labai viskas panašu. Ir pas tuos rankos surištos yra su tokiais dideliais šaukštais ir pas kitus rankos surištos su dideliais šaukštais. Tai tie, kurie pragare, tai jie bando pakabinti maistą ir su tokiams pririštom rankom pavalgyti, bet neišeina, nes rankos pririštos, šaukštai ilgi ir jie alkani lieka, pyksta, o tie, kurie danguje, jie pasemia ir maitina priešai sėdinti. Čia yra dvasinės praktikos raktas iš tikrųjų. Ir taip eliminuojantis mūsų savanaudiškumo sėklas. Ir vėl, mano viena iš pagrindinių mantrų, kurias aš irgi naudoju prieš meditaciją, kartais mes padainuojam Loka samasta sugino bhavantu. Ir kaip bebūtų, tai būna pasaulio ir žmonės laimingi. Kaip bebūtų, žinai, šitą mantrą vėlgi pirmą kartą išgirdau Saibabos ašrame. Aš nežinau, kodėl viskas tai yra su tuo susiję, bet aš labai gerai atsimenu, kai šitą mantrą aš išgirdau, eidamas tą centrinę, reiškia, ašramo gatvę ir girdžiu Loka samasta suginu bhavantu. Lai visos gyvos būtybės būna laisvos ir laimingos. Lai mano mintis, mano žodžiai ir veiksmai tarnauja šitam tikslui dėl visų gyvų būtybių.
Tai kada tu savo dvasinę praktiką nukreipi būtent tokia linkme, tada dingsta dėmesys nuo visų šitų asmens ego problemų sprendimo, nes nejučiom mes, kai ateiname į dvasinę praktiką, žmogus vis tiek ieško kažkokio tai komforto, tokio asmens lygmenį ir tikisi, kad ta dvasinė praktika jį turi išgelbėti ir padaryti jo gyvenimą labai patogų, jaukų ir kad jau viskas bus jam gerai. Vat. Tai kada tu nusimeti šitos lūkesčius ir kaip besąlygiškai sieki pažinti esmę, tiesą, tai tampa netiek svarbu šito fizinio kūno ir proto komfortas. Ir tik tai su tokiu veržimosi ir nusistatymu, vėlgi galima tai pavadinti bhakti, žmogus gali pasiekti va tos esminę tiesą, kuri yra paslėpta nuo proto ir paslėpta nuo jo ego. O kaip tau atrodo teisinga mintis, kad jeigu Dievo ieškotojas, tiesos ieškotojas, jeigu jisai neatsiduoda kažkokiai dvasiniai praktikai, kurią jisai pasirinko, tai labai taip karštai, intensyviai, tai jisai neišjudina kažką savo viduje ir jisai toks būna nei šiltas, nei šaltas toksai. Ir nesvarbu kokioj srity ten, ar sporte, ar aš žinau, tu pats jogą užsiminėjai ir buvai ir instruktorius, ir instruktorius tai reiškia, kad tu gali kažko pamokyti žmogui, kažką patart. Tai yra, žinai, viena savybė, kuri taikytina visose sferose, jeigu tu nori kažko pasiekti, tai yra kaip veržimasis. Tai yra, jeigu Tibeto budizmo mokyme, tai yra viena iš paramitų, viena iš savybių, kuri reikalinga, yra kaip kokybė, kaip žmogaus vidinė kokybė, kurią reikia išvystyti dar. Arba jinai gali būti, kaip ir prigimtinė, bet jai reikia skirti dėmesį. Tai į viską, į ką tu veržiesi, bus pasiekta. Tai pats žodis veržimas, jisai daug ką pasako. Tai verštis, degti tuo. Degti, nukreipti ten savo dėmesį, būti nedrungnas, bet atsiduoti. Atsidavimo kelias. Bhakti. Bet džnana joga be atsidavimo tai irgi nieko nepasieks. Todėl nėra dviejų kelių. Geras džnana jogas turi būti stiprus bhaktas, o bhakti jogos kelyje irgi labai svarbu ateiti iki to vienio suvokimo. Tai yra vienas kelias. Žmogus fragmentuoja, mes suskirstom, padalinam viską į tradicijas, suskirstom viską į koncepcijas, atsiranda skirtingi tų koncepcijų paaiškintojai, formos, bet visa tai vis tiek turi susivesti vieną viršūnę. Daug kelių į tą patį kalną gali būti. O tai aš tai taip matau. Instruktorius tai tas žmogus, kuris gali paaiškinti kažkokią techniką, instrumentą duoti. Dvasinis mokytojas tai tas, kuris tiesiog dalinasi besąlyginę meilę, vienio suvokimu ir gali naudoti įvairius metodus ar nenaudoti metodų, tiesiog būti kaip laukas. Bet toks yra skirtumas. O noriu dar paklausti tokį klausimą, tu kadangi praktikavai jogą ir žinai, aš pavyzdžiui, tai nepraktikavau tos hatha jogos, pavyzdžiui. Hatha jogos, sakykime, ar radža jogos, tam pagrindai. Tik tai esu girdėjęs tokią nuomonę, kad vakaruose ta joga, jinai tokia yra kaip pratimai ir viskas susikoncentruoja į pratimus, daugiau yra toks fitnesas, tarsi kūną lavina. Kaip ir yra, taip, taip.
Aišku, kiekvienas galbūt atrandam tą, matai, tu negali pasakyti, kad tu nepraktikuoji jogos, tik tavo ta joga kita yra, bhakti joga, bet tai irgi joga, tai yra jungtis ir joga jokių būdų nėra fiziniai pratimai tik tai yra tik tai. O kokia teisinga joga yra? Joga pats iš savęs kelias, tai yra pats žodis reiškia jungti, susijungimą, suvieniu, tai yra suvokimas, yra tiesos atpažinimas. Reiškia, jeigu mes kažkokius tai pratimus vadinam joga, tai jeigu jie niekur neveda tie pratimai į suvokimą ir susijungimą su tiesa, su savo tikrąją prigimtį mes atim, tai nėra jokia joga. Mes galim bet ką pavadinti joga, bet kokią gimnastiką. Tai va, bet kiekvienas mes galim ateiti pagal savo sąmoningumo lygmenį į kažkokią tai praktiką, kuri mums tuo metu atrodo aktuali. Ir dalis jogos yra susijusi su fizinio kūno pratimais, viskas su tuo gerai, su asanomis, bet turi būti tęstinumas to, turi tave tai kažkur nukreipti, vesti. Ir kad vakaruose praktikuojama joga, kuri iš tikrųjų net nėra joga, o yra tik tai fizinė disciplina gimnastikos, neturinti jokio kito tikslo, tai iš tikrųjų tai nėra joga. Tai tiesiog yra paimti jogos pratimai ir, vadinasi jogos klasė. Bet joga tai yra apimantis integralinis kelias, bhakti, karma joga, seva, džňana, radža jogos pagrindai, tai yra kelias susijęs su meditacija ir visi šitie fiziniai pratimai, kvėpavimo pratimai, tai jie yra susijęs su tuo, kad paruoštų tavo kūną ir protą ir subalansuotų gyvybinę energiją, kad tu būtum pasiruošęs eiti gilyn, paruošti tave meditacijos praktikai. Tai yra, turi būti dėmesio koncentracija, meditacinis susitelkimas, turi tapti dėmesio meistru, kad galėtum toliau naudoti tuos pačius jogos principus, kur džňanos būdu ar bhakti būdu galėtum išskleisti tą savo veržimosi potencialą. Tokia yra joga. Prisiminiau savo pažįstamos patyrimą. Aš nusiunčiau joms tavo tokį, ten buvo tokia kaip meditacija su ukrainiečiais. Šitam kambarį, atrodo, vyko įrašas YouTube ar įvadas į meditaciją, bet netgi tas vedimas mano pažįstamoms padarė, sako, mes žiūrim, kad jau mūsų protas nurimęs, beklausant tavęs. Toks prisiminiau, dalinuosi su tavim. Tai taip ir yra. Aš ir šitą mūsų pokalbį iš tikrųjų žiūriu jį kaip į tam tikrą meditaciją. Ir tai, ką mes šnekam, tai yra tik tai forma galbūt už tų žodžių išgirsti tam tikrą mūsų tylą, kurioje mes abu tylime. Ir tie žodžiai ir visos mintis, jos galbūt yra svarbios, bet tai yra kaip antrinės tam. Todėl ir meditacija yra tokia, kad tik tyloje gali atpažinti tą tiesą, bet ne per žodžius. Ir šitas formatas, interviu, radijas, tai yra tik tai toks pamojavimas labai iš toli, kur galbūt kažkas atkreips dėmesį ir pasigilins. Tai yra kaip kelio ženklas, kur galbūt galėtų žmogus atkreipti dėmesį. Kažkam surezonuos, jisai pajus tą ir galbūt norės susipažinti su Arnu Haridu artimiau. Nebūtinai. Man esminis dalykas, ką aš norėjau galbūt pasakyti šito pokalbiu, kad kiekvienas žmogus, kuris atėjęs į šitą žemę, ateina laikas, kai jisai tampa vertas pasukti savęs pažinimo dvasiniu keliu ir sutikti mokytoją. Tai jeigu girdi mane klausytojas, kviesčiau
ieškoti, tiesiog atpažinti savo vedlį, instruktorių, mokytoją, gurų, nesvarbu kaip vadinasi, bet tai gali sutrumpinti laisvės ir laimės paieškas gerokai. Ir galbūt kas girdi jau tai, dabar šitos žodžius, tai galbūt yra šitas gyvenimas, konkrečiai šitas, kuriame visą tai galima išspręsti jau ir atpažinti save kaip laisvą prigimtį, kaip Buda, kuris gyvena tavyje ir tiesiog džiaugtis gyvenimu, netidėliojant ateičiai tolimai, kada uždirbti bus visi pinigai, kada susitvarkyta visa materija ar įgyvendinti kažkokie išorinės aplinkybės reikalaujančios, kaip manome, kad tik tada mes galėsime rasti savyje laiko, užsiimti savimi. Taip nėra iš tikrųjų. Kiekvieną kartą, beveik kiekvieną kartą visada visiems sakau, kiekviename satsange ar susitikime, kad tavo gyvenimas, į kurį tu čia atėjai, turi vieną pagrindinį uždavinį, tai pažinti save. Pažinti tiesą, pažinti esmę, o visi kiti išorinio plano uždaviniai, jie tam netrukdo. Ir pripažinęs savo tai kaip tiesą, kaip pagrindinę užduotį, žmogus visiškai kitaip pamato šito gyvenimo prioritetus ir jo gyvenimas įgauna visiškai kitokią prasmę. Jis netampa nuobodus ar pavojingas. O kiekviena gyvenimo akimirka, kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas užpildomas pat šitą vidinės paieškos prasme. Ir tai jau yra džiaugsmas akimirkoje. Dabar, iškart. Einant jau į mūsų laidos pabaigą, noriu padėkoti tau ir mūsų klausytojų vardu, kad tu skyrei laiko, pakvietei į savo jaukius namus, į šitą jaukų kambarėlį. Čia mes sėdim, geriam arbatą ir galbūt bus galimybė ateityje dar mums susitikti ir kažkokias temas pagvildenti su tavim. Tai jo, aš manau taip, ir iš tikrųjų aš atviras buvau pokalbiui, kai tu mane pakvietei šitam interviu ar įrašui, kaip jį pavadinti, ir galiu pasakyti, kad man tas pokalbis, ta prasme, aš jaučiu, kad negaliu visiškai taip spontaniškai atsiskleisti, nes klausytojas kol kas yra tik tai menamas, bet ir visada, kada yra gyvas laukas su gyvu žmogum, tai truputėlį tas laukas padiktuoja aktualiją ir ką gali išlieti iš tylos per žodžius. Tai va, dėkoju Ričardai, kad suteikė galimybę iš toli pamojuoti kažkam, galbūt kažkas suklus. Ir tai yra visatos planas, o mes tik esam instrumentai to viso proceso, kuriuo mes galim džiaugtis ir priimti, dėkoti ir pasitikėti, kad tai, kas buvo dabar pasakyta, reiškia tai ir turėjo būti. Ačiū tau, Haridai, už pokalbį. Ačiū. Ir iki kito karto, būkit sveiki. Iki. Pita Tvameva, Panduscha Saka Tvameva, Vidya, Dravinam Tvameva, Sarvam Mama Deva Deva, Sarvam Mama Deva Deva, Tvameva Sarvam Mama
deva deva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva Guru Hari Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram